Rugpjūčio 30-ąją posėdžiavusi rajono taryba priėmė sprendimą skirti Laurą Šumskienę Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė. Laura Šumskienė nuo 2005-ųjų dirbo šios tarnybos logopede. Vienas iš aktualesnių gyventojams klausimų svarstytų taryboje dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Kelmės Šiluma 2010 metų investicijų plano ir investicijų į Kelmės rajono šilumos ūkį 2010–2014 metams perspektyvinio plano patikslinimo. Pagal numatomą investicijų planą Kelmėje būtų statomas mažesnio galingumo nei jau veikiantis biokuro katilas ir dūmų ekonomaizerio įrengimai. Uždarosios akcinės bendrovės Kelmės šilumos tinklai direktorius Stasys Adumavičius tarybai siūlė tolimesniam laiko atidėti investicijas, kad nebūtų dėl to 3 centais didinamos šilumos kainos. Nes pasak Vilniaus energijos komercijos direktoriaus Rimanto Germano, pastačius šiuos įrenginius šiais metais ekonominis efektyvumas išaiškėtų po 5 metų. Tik tada šilumos vartotojai pajustų sąskaitų mažėjimo pokyčius. Tačiau klausimų dėl siūlymo kilo tarybos nariui Gipoldui Karkleliui, nes atlikus šias investicijas tolimesniam laikotarpiai būtų garantuojamas šilumos kainų stabilumas. Politikai siūlė atidžiau pastudijuoti ir apsvarstyti šio klausimo sprendimą, tad svarstymui pateiktas klausimas atidėtas. Daugeliu kelmiškių smalsu, kodėl nevyksta naujos Maksimos parduotuvės statyba Dariaus ir Girėno bei Kooperacijos gatvių sankryžoje. Taryba turi nuspręsti, ar leisti prekybai skirtą sklypą padalinti į 2 dalis, ko pasekoje atsirastų Maksimos parduotuvė ir uždarosios akcinės bendrovės Lanigera paslaugų objektas, kuriame įsikurtų kirpykla, gėlių parduotuvė, vaistinė. Pagal anksčiau priimtus tarybos sprendimus toje vietoje turėjo atsirasti parduotuvė iki 1000 kvadratų, o šiuo metu sklypą padalinus į 2 dalis atsirastų 2 prekybos vietos, kurioms galiotų tos pačios iki 1000 kvadratų apimties sąlygos. Pasak tarybos nario Gipoldo Karklelio dabar atsiranda 2 pastatai, vienas virš 400 kvadratų ir kitas virš 700 kvadratų. Pasak mero Kosto Arvasevičiaus panašu, jog taip bandoma pergudrauti kelmiškius. Kilus įvairiausiams klausimams, klausimo sprendimas atidėtas. Savivaldybės administracijoje, nors taryboje pozicijos ir opozicijos nuomonės išsiskyrė, po priimto sprendimo prasideda reorganizacija. Pagal parengtą projektą atsiras strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, kurį sudarys buvęs ekonomikos ir investicijų skyrius. Į vieną jungiami švietimo ir kultūros su sporto skyriumi. Jame darbuosis ir jaunimo reikalų koordinatorius. Atsiranda ir archyvas, kurį sudaro archyvo ir informacijos skyriai. Susijungia paveldosaugos, kraštotvarkos bei statybos ir komunalinio ūkio skyriai. O žemės ūkio skyrius reorganizuojamas į žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių. Taip pat atsiranda teisės ir personalo skyrius. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Zenono Mačerniaus, reorganizacija padės efektyviau ir ekonomiškiau spręsti įvairiausius klausimus.